Kai reikia pildyti iš tikrųjų įvairiausias formas, įvairiausius dokumentus susijusius su valstybiniam įstaigom, labai dažnai pasimetam. O dar kai esam būsimos mamos, hormonai daro savo ir kartais pasižiūrėk elementariausių dalykų nesuprantam. Tai šiandien kalbame su Rasita Mickevičiūtė, vyriausia specialistė iš sodros, jeigu taip galima lengviau, kad suprantamiau būtų mamytėm, apie tai, kokius dokumentus pildyti, kaip pildyti, kada pildyti, į ką atkreipti dėmesį, kur galbūt reikėtų uždėti tą varnelę, kur tos varnelės nereikėtų. Tai pradžiai pradėkime nuo to, kad aš sužinau, kad laukiuosi, dalyvauju susitikimuose su gydytoju, su savo šeimos gydytoju, su ginekologu, man jau paskui išrašo pažymą, kad viskas, galima jūs leisti į dekretą. Ir ką tada turiu daryti? Kokias formas užsipildyti, per kur eiti, per kiek laiko? Tai pirmiausia, tai sveikinu, jeigu jau taip nutiko. O toliau, aišku, jūs jau besilaukdama tikriausiai jau ir žinot, jau planuodama tą vaikelį žinot, kad reikia ir mokėti įmokas, jeigu savarankiškai, ir būti draustai. Tiesiog įstatymė jau numatytus reikalavimus, jau jūs kažkiek per tą laiką vis tiek ruošiatės ir žinot. Tai kai jau jūs gaunat jis vadinasi nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas elektroninis. Tai kadangi jis elektroninis, jūs kaip dabar į rankas nieko negaunat, jums gydytojas išrašo ir šitą informaciją apie šitą nėštumo gimdymo atostogų pažymėjimą mato ir jūsų darbdavys. Lygiai taip pat mato ir sodra, ir užimtumo tarnyba taip pat mato, ir nedarbo išmokų skyrius taip pat, ir visa šita sistema yra taip jau dabar sudėliota, kad žmogui tada reikia tik pasikreipti dėl išmokos skirimo. Kur pasikreipti tada? Tai va, tai pirmiausia, kai mamos dabar visos gudrios, tai jungiatės per elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą, sodra.lt gyventojams ir pateikėt prašymą. Tai va, tą prašymą skirti motinystės išmoką. Čia yra motinystės išmoka, jinai mokama 126 kalendorinės dienos. Per kiek laiko reikia užpildyti tą formą? Tiek motinystė, tiek tėvystė ir netgi vaiko priežiūros išmoka yra pateikimo terminas 12 mėnesių nuo pabaigos. Nuo jūsų motinystės laikotarpio, už kurį duotas nedarbingumas, pabaigos. Tai va, kaip ir metai po pabaigos. Tai nėra taip skubu, bet pirmiausia, tai ir išmokos skaičiavimas bus galimas tik tada, kai darbdavys pateiks informaciją apie tai, kad jums suteiktos, apie tiesiog pranešimą apie jūsų nėštumo gimdymo atostogas, tai va, tada bus skaičiuojama. Nes jei jūs pateiksit prašymo, darbdavys dar tos informacijos nebus pateikęs, šiek tiek jau skaičiavimas bus palaukiama ir bus vėliau. Nuo paskutinio gavimo, kada jau mes surenkam ir darbdavį informaciją, ir asmens prašymą per 10 dienų yra paskaičiuojama ir per 5 darbo dienas pervedama į sąskaitą. Supratau. Tai reikia tik tai užpildyti vieną ten formą. Prie tos formos yra dar vienas priedas, prašymas dėl neapmokestinamo pajamų dydžio. Tai dabar paaiškinkite, kas tas yra NPD, nes dažniausiai visi ir pasimeta truputį, kas tas NPD, kada man jį taikyti, kada netaikyti. Čia truputį yra ir mokesčių reikalai, mokesčių inspekcijos. Truputį mūsų sodra mes tiesiog vykdom tą visą įstatymą Lietuvoje, tai kad yra taikomas, skaičiuojama nuo visų išmokų gyventojų pajamų mokestis ir privalomas sveikatos draudimo įmoka. Tam, kad prašymas dėl NPD yra dėl neapmokestinimo pajamų dydžio. Jis kiekvienam žmogui yra taikomas per vieną kalendorinį pilną mėnesį. Nuo vieno tai dydžio yra neatskaičiuojamos pajamos, tai yra gyventojų pajamų mokestis. Sveikatos draudimas nuo 1 euro priskaičiuoto. Tai jei žmogus daugiau pajamų, taip liaudiškai, jei jis kitur niekur pajamų negaus, tai bus tik tai pilnas mėnuo jo gaunamos išmokos nuo 1 iki 30 ar 31 dienos, jam gali būti pritaikytas neapmokestinamas pajamų dydis, bus atskaičiuota mažiau pajamų, ir žmogus tiesiog gaus šiek tiek daugiau tos išmokos, bet kaip dažniausiai yra dar kažkokios pajamos, dar kažkokios veiklos, perskaičiavimai, tai dabar, sakyčiau, jau jaunų žmonių tarpe yra populiariau netaikyti ir praėjus kalendoriniam metam, pateikiant mokesčių inspekcijai deklaraciją, susigrąžinti.
Tada kaip ir yra, tikrai jau tikslus apskaičiavimas, sudedant visų metų, visų 12 mėnesių pajamas, tai va todėl dabar kaip ir vis dažniau mes skaičiuojam netaikydami. Visus mokesčius nuo 1 euro priskaičiuoto ir tada žmogus gale metų, kitais metais jisai persiskaičiuoja, susigrąžina, nes mama išeina, tai pradžioj dar metų ji dirba ir po to dažnai dar kažkokios pajamos įkrenta, tada gaunasi jau kartais tai pasitaiko, kad reikia ir primokėti, tada nelabai malonu, tai vis tik tai didžioji dalis dabar jau linkę netaikyti. O jeigu mes dar kalbėtumėm apie kažkokius pliusus ir minusus, čia labiau galbūt orientuojama, jūs minite apie dar papildomas, jeigu yra kažkokios įplaukos. Kada yra naudinga, kada yra pas tave labai didelės, sakykime, pajamos, o kada yra mažesnės? Va tada ar čia yra kažkokie? Čia tie niuansai visi vis tiek susiveda į tai, ar jūs daugiau kažko neturėsit, ar bus teisingai apskaičiuota. Iš tų pajamų, ką mes paskaičiuojam, taip mes apskaičiuosim tiksliai ir pritaikysim. Tačiau esant dar, ar ten per metus gavus dar kažkokių pajamų, jos vis tiek persiskaičiuoja ir paskui gaunasi tokie netikslumai. Kai jau jūs einate vaiko priežiūrą ir metai, ir antri, ir daugiau nieko nėra, tik va šita minimali, vadinkim, ten kažkokia maža vaiko priežiūros išmoka, ir jinai stabili, jūs nieko nedirbat, tai jūs kiekvieną mėnesį ten 20, 30, kelias dešimtis, taip jau iš karto gaunat ir netaupot kitiem metam, kada susigrąžint. Tai va čia kiekvieno žmogaus reikalas ir pasakyti tie pliusai, minusai. Sudėtinga. Sudėtinga. Kiekvienu atveju jis individualus ir kaip žmogus žino. Ar gali būti kažkokiu dar pajamų, ar perskaičiuota, ar taip, Šiaip vis tiek šitas neapmokestinamas pajamų dydis, jis bus pritaikytas kiekvienam Lietuvos gyventojui turinčiam pajamų. Tai va, kaip persiskaičiuos, tai su ta išmoka žmonės renkasi. Supratau. Tai gimsta vaikelis, mes nusprendžiame eiti į tą motinystę. Kur yra pliusai, kur yra minusai, kada, pavyzdžiui, dirbame su individualia veikla, kada dirbame galbūt tą valdišką darbą, kada dirbame už minimalią algą, kada dirbame už didesnę algą. Kaip va iš tikrųjų, kada žinoti moteriai, kaip geriau? Tai vėlgi, čia vėlgi visiškai gal ir individualus, tačiau pagal vis tiek, skaičiuojant pagal praktiką, taip, jeigu žmogus gauna ten minimalę šitą išmoką, minimali išmoka yra ta pati. Priskaičiuota apie vaiko priežiūrą, čia aš kalbu dabar, nes motinystės išmoka neribojama, tai taip, jinai čia kitas reikalas. O vaiko priežiūra yra ta minimali, jeigu žmogus gauna visada tą minimalę, tai tiek iki 18, tiek iki 24 vaikų su jais mėnesiai, tai išmoka bus ta pati. Ir tada žmogus renkasi 18, jis susitrumpina savo išmokos gavimą. Tada jau kaip ir būtų logiška, kad ilgiau patogiau gauti. Jo, tada iki 24 mėnesių rinktis. Galima trukmę pasikeisti. Eigoje galima. Ir praktika rodo, keičiasi žmonės dėl tam tikrų kažkokių aplinkybių. Gal tuo metu ten kažkam reikia gauti tą didesnį ar ilgiau po to, tai vat keičiam. O kada reikia užpildyti tavo formą? Čia mes dabar jau kalbam apie vaiko priežiūros išmoką, pasibaigia motinystė. Taip. Gali būti, kad jūs dar turit motinystės teisinį 14 dienų ir šitas pasibaigia. Reiškia, kai visiškai pasibaigia jūsų motinystės išmoka, tada nuo sekančios dienos kreipiatės pirmiausiai į darbdavį, jums suteikia vaiko priežiūros atostogas ir pateikėt prašymą, jau tada kitą prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką ir ten renkatės. Renkatės iki 18, ar iki vaikui su jais 24, renkatės ar taikyti MPD, jūs vėl viską pasirenkat ir renkatės dar palankesnį, taikyti ir ne. Jeigu jūs turit prieš tai vaikėlį, tai galit ir taikyti tą palankesnį, bus taikomas irgi yra sąlygos, kada taikomas palankesnis buvusiam, taikytos buvusiai išmokai anksčiau. Tai vat, gali būti, jeigu paskaičiuotumėm dabar ir jis mažesnis, o jūs vat, už vaikelį pirmąjį ir tam vaikeliui yra laikotarpį iki 3 metų, iki 3 vat, tokiu atveju, jūs ten pasirinksit, uždėsit varnelę prašymę taikyti palankesnį kompensuojamąjį darbo uždarbį, ten KDU bus, ir jums taikysis tada pirmojo vaikelio, tas, kas buvo paskaičiuota. Jeigu jis bus didesnis, už dabar jūsų ten paskutinių 12. Kiek laiko reikia užsipildyti vėl dokumentus? Vėl lygiai taip pat nuo paskutinio 12, tai reiškia, jau vaikeliui gali būti su jie 2 metai, tai beveik iki 3 jūs galit pateikti. Bet kada? Taip, išmokos nuo pabaigos per 12 mėnesių. Kiek laiko reikia pradirbti, kad vaiko priežiūros atostogų, kad būtų apmokamas biuletenis?
Čia dabar tavo logiškai. Kiek laiko reikia pradirbti po vaiko priežiūros atostogų, kad būtų apmokamas biuletenis? Šiaip iš tikrųjų nereikia nieko tokio, aš taip suprantu tą klausimą, kad žmonės gal svarsto, kad jeigu esu vaiko priežiūros atostogose ir laukiuosi kito vaikelio ir jau einu motinystę, tai reikia kažkiek pradirbti. Nereikia nei kiek pradirbti. Čia nėra tokios sąlygos, jūs tą dieną turit būti drausta, jūs drausta, tai jeigu jūs dar esat vaiko priežiūros atostogose, jūs gaunat išmoką, ar netgi jau negaunat, iki 3 metų jums vis tiek priklauso, jūs... Ir net atleistos. Mamos ir tai priklauso, jeigu per 24 mėnesius jūs atleista, tai jūs irgi turite teisę gauti. Taip, dabar mes prieš mūsų susitikimą dar buvo, kad truputį pradėjom kalbėti ir buvo tas niuansas, kad įstatymai buvo vienokie prieš 23 metus, o dabar jau 24, truputį taip. Kaip vyksta dabar tas visas perrašymas, jeigu norime perrašyti tėčiui, seneliui ir taip toliau? Šitie niuansai, kada galbūt esame motinystės atostogos su vienu, turime antrą, ar galima, negalima, kokie terminai, Suprantu, čia galima labai daug ir papasakot viską turbūt gal ir nepavyks, bet esminis skirtumas, kas buvo įstatymai iki 23 sausio 1 ir po 23 sausio 1, taip, teisę turi gauti tėvai, seneliai, globėjai, įtėviai čia dar, bet tai seneliai gali gauti. Tačiau dabar yra toks dalykas kaip neperleidžiami mėnesiai, perleidžiami 2 mėnesiai turi tėtis ir mama eiti po 2 mėnesius neperleidžiamų, kurių negali eiti seneliai. Tai vat mama, tėtis, šiaip pagal tvarką visada mama toj po nėštumo pirmus 2 mėnesius jį gauna didesnį išmoką, 78% kompensuojamojo, ir tai yra tie vadinami neperleidžiami, kuriuos mama ir tėtis privalo išeiti po 2 mėnesius. Būtinai. Taip. Jeigu tėtis, pavyzdžiui, neišeis, tai ta išmoka bus nebe 24 ar 18, o analogiškai 22 ir 16 mėnesių. Tiesiog išmoka nebus mokama daugiau. Supratau, nes man atrodo, kad su praeisiu... Nebuvo taip. Seniau neperleidžiamų mėnesių iš vis tokio nebuvo dalyko. Ir jie dabar apmokami yra kaip ir nėštumas, kaip tėvystė, vadinamų to pilnai apmokami, 78% žmogaus kompensuojamojo, bet juos gali naudoti tik mama ir tėtis. Seneliai teisės į tuos neperleidžiamus neturi. Tai va, jei mama išnaudojo neperleidžiamus 2 mėnesius, toliau gali bet kada tėtis eiti. Gali eiti dalimis, gali eiti 2 mėnesius iš karto po tų, kada mama jau pabaigė savo tos 2 mėnesius išnaudoja, gali eiti pabaigoj išmokos, gali imti po truputį. Bet sąlyga yra viena, kad mama turi tuo metu nutraukti savo vaiko priežiūros atostogos, kažkokiu būdu grįžti į darbą. O tėtis tada turi ir vat automatiškai mama nusitraukia, darbdavys nutraukia jai, mama pateikia sodrai prašymą, prašau nutraukti nuo tokios dienos, nes eis išmoka tėtis, ir tada tėtis eina pas darbdavį, jam suteikia, kol mamai nenutrauks jos darbdavys 9SD tos formos pranešimo apie vaiko priežiūros atostogas, negalės suteikti tėčiui. Tai vat visas tas dalykas labai į terminus remiasi į eiliškumą. Kol mama nenusitrauks, tėtis negalės ir tada išeina tėtis, vėl kai tėtis jau baigia, nebenori vėl, jis vėl traukia, vėl eina mama. Tas yra toks eiliškumas, labai tos išmokos ir truputį tas kelia tokių sunkumų, prašymų yra daug daugiau. Ir tie seneliai gali lygiai taip pat, bet ir seneliai turi išeiti vaiko priežiūros atostogų. Taip galima dirbti. Kai buvo, kad galima dirbti, taip ir dabar galima dirbti. Dieną, kada jūs išeinat vaiko priežiūros, nesvarbu, tėtis, mama ar seneliai, turi būti darbdavio sutiktos vaiko priežiūros atostogos, pateikta sodrai 9SD forma. Tai va tą dieną privalo. Toliau, nuo sekančios dienos jūs galite ta forma jau būti nutraukta, jūs grįžtate į darbą, gaunat išmoką, bet išmoka gaunasi jau kaip ir dažniausia dalinė, nes vertinasi darbo užmokesčio dydis, jis lyginasi, dedasi ir jūs galite negauti pilnos jau tada išmokos. Nepriklausomai nuo to, ar 1 metai, ar 2. Kas anksčiau buvo aktualu, 2 metais visos pajamos buvo leistinos ir jos nebuvo ribojamas 2 metais. Dabar yra ribojama nuo pradžios iki pat galo. Ganėtinai sudėtinga. Sudėtinga, todėl sakau, atsakyti sudėtinga, o... Taip. Bandau peržiūrėti ir tuos klausimus, ką buvo atsiuntusios.
Tai čia dabar apie tėtės atostogus, tai sakėte, kad yra tos 2 mėnesiai neperleidžiami, kuriuos tėtis privalo išnaudoti per tą laikotarpį ar iki 24, ar iki 18, kaip pasirinkot. Čia apie mamos persidengimus, kaip yra atostogos, jeigu mama auginanti pirmagimį, kuriam nėra 24 mėnesiai, laukėsi antrojo, kokie atsiranda niuansai, kai persidengia motinystės atostogas, reikia būtinai. Nu, čia iš to, kas pagrindinis čia dalykas yra, kad galima gauti netgi motinystę už antrą vaikelį ir dar pirmą mokamas, galima gauti abi išmokas. Tačiau jų suma negali būti didesnė kaip 78% jūsų kompensuojamų uždarbio. Nu, tai yra vadinamo to tokio priskaičiuoto 78, tai jūsų 100% darbo užmokestis. Ji daugiau negali būti, ji vis tiek bus apribota. Supratau. Tai va. Tokių niuansų? Čia niuansų labai daug, todėl individualiai kažkaip vis sakom, prašom, kad ir gaunam daug klausimų ir yra ta visa linija Sodros, mūsų telefono, labai daug informacijos ten teikiama, todėl kad kiekvienu atveju, nes čia mes dabar ką kalbėjom, čia daugiausiai yra pagal darbo sutartį dirbantiem ar valstybės tarnautojam, o savarankiškai dirbantiem viskas, visiškai kita tvarka. O dabar va čia irgi vienas iš klausimų, kad tarkime mamytė, jinai laukėsi, jinai niekur nedirba, stovi užimtumo tarnyboje, gauna bedarbio tą pašalpą. Ir atsiranda galimybė likus ar ten mėnesiui 2 pradėti dirbti pagal individualią veiklą. Tai kaip čia, kada, kokie niuansai čia atsiranda? Taip, ji gali tą daryti ir atsidaryti bet kada gali, bet dirbant vien vykdant individualią veiklą ir nedirbant pagal darbo sutartį dar šalia, tai tada jau atsiranda reikalavimai, kad jūs gautumėt tą motinystę ir taip pat ir vaiko priežiūra yra sąlygos, kad jūs turit būti sumokėjusi, turėti stažą pirmiausia, jūs turit surinkti 12 mėnesių per 24 mėnesius. Laikotarpį. Taip, tėvystėje 6 dabar mėnesiai, nebe 12, tai 6 užtenka. O motinystė vaiko priežiūros jūs turit būti surinkusi stažą, reiškia, jūs jau turėsit būti, ar tas nedarbo išmokas irgi įeina į stažą, visos išmokos įeina. Ligos išmokos, nedarbo, ilgalaikio darbo, viskas įeina į darbo stažą, tai nuo ko yra atskaičiuojami mokesčiai vadinami. Tas viskas įeina į jūsų stažą. Tai jeigu jūs turit stažą, dar negana to, savarankiškai dirbantis asmuo turi būti susimokėjęs mėnesį prieš ėjimą į motinystę, prieš teisės dieną. Tai jeigu jūs šiandien einam, tai aš turėjau būti būtinai jau pateikusi savo pranešimą ir sumokėjusi už birželį. Tai va šita sąlyga yra būtina savarankiškai dirbantiem. Ir jei yra sumokėtas stažas, viskas yra mokama. Ir pajamas savarankiškai dirbantis asmo gali turėti visų išmokų metu. Savarankiškos veiklos pajamos nėra vertinamos kaip draudžiamosios ir jokių ribojimų, jokių... Lubų kažkokių nėra. Lubos visų yra, bet nėra tokia apribojimo išmoka bus mokama, neatsižvelgianti tai, kiek jau asmo uždirbs. Dirbti savarankišką veiklą vykdyti galima. Supratau. Čia dabar vėl aš prie kitų mamyčių tų klausimų, kuriuos ir siunčiau. Jei VPA išmokos 2 metais yra perrašytos vyrui, bet aš dar negrįžau į darbą ir tarkime pastoju, kaip skaičiuosi mano išmokos? Tai va čia vėlgi tas jos perrašytos ir tėtis yra išėję pagal seną įstatymą, pagal naują kaip, ar tai mamai... Pagal seną. Aš taip įsivaizduoju. Taip įsivaizduočiau, tada mama reiškia, jinai nebegauna išmokos, bet jinai yra vaiko priežiūros atostogose. Turbūt čia šitas klausimas būtų, tai mamai skaičiuojasi vis tiek, jei per 24 mėnesius ji bus gavusi išmoką. Pirmais metais, jei viskas į stažą eis, teisė ji turės grįžti kažką į darbą, jei nereikia, ji tiesiog išeina nėštumo gimdymo atostogų, po to eina vaiko priežiūros ir čia tikrai jau bus galima taikytis tą palankesnį kompensuojamą į uždarbį, nes jos bus mažesnis, aišku, ji dabar kažkiek mėnesių nedirba, jei jau tos pajamos jų nėra, tai tikrai ko gero čia bus taikomas palankesnis ir pirmojo vaikelio, taip čia toj vietoj labai daug tokių... Apie biuletenį. Jeigu mama buvo ilgai biuletenyje. Nėra biuletenio tokia. Nedarbingume.
Kai skaičiuosis išmokos, ar į tą vidurkį įeis ir... Įeis, aš jau taip suprantu, kas žmogui galbūt čia jau toks klausimas kyla, nes visos, kaip ir sakiau, ir ligos išmokos, ir visos kitos socialinio draudimo išmokos, nuo kurių skaičiuojasi, jos visos įeina. Ir ta mama gali sirgti ir iš karto po to eiti nėštumą, gimdymą ir čia jos pajamos, ji drausta, taip. Viskas čia galima. Ir skaičiuosis, taip, šitos. Jos niekur nesikels, čia visas jos pajamos 12 mėnesių, kiek jų bus ligų, kiek bus darbo užmokesčių, dėsis viską. Aš spėju, čia žmogus turbūt tą ir nori paklausti. Jo. Taip, gali. Ir žinoma, tai skaičiuosis vidurkis bus jau skaičiuojamas iš ligos išmokos. Ligos išmoka yra mažiau negu darbo užmokestis. Tai va čia žmogus pats jau gali suprasti, kad tai bus šiek tiek mažiau negu iš darbo užmokesčio, bet visos priskaičiuotos. Ką dar turėtų žinoti mamytės? Dar. Kurios pildo visus dokumentus ir kuriuos reikia tuos niuansus išmanyti, žinoti terminus, kada susisiekti, kaip susisiekti, ką užpildyti. Į ką atkreipti dėmesį? Atkreipti dėmesį gal sakyčiau tai, kad visa šita informacija mama pateikė ir laukia ten, nežino, kodėl ten, nes ką apie darbdavį gaunam, negaunam. Visa šita informacija labai lengvai gaunama ir pasiekiama, kai mama per elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą. Nes jei pateiks popierinį prašymą, ateis į priėmimą ir viskas, tada jau tas toks ryšys kaip ir nėra toks labai betarpiškas, jisai tada arba viskas užtrunka, mes laukiam, taip informuojam asmenį raštu, laiškais, bet tai jau yra visiškai ne tas pats, ką asmuo iš karto gauna, apie priimtą sprendimą pranešimą gauna, apie tai, kad dabar negalim paskirti, trūksta ten darbdavio informacijos, gauna. Tai didelis skirtumas yra, kada per elektroninę tą gyventojų aptarnavimą ir tikrai tada daug paprasčiau viskas. Žinoma, ten nurodomi ir kontaktai, ir telefonai, ir... Skambinti nebijoti. Skambinti nebijoti, mums paskambinti galima tik į mūsų skambučių centrą, į bendrąjį telefoną, tada gauna specialistė, jeigu tai klausimas toks labai konkretus, individualus ir apie šitą jums konkrečiai skiriamą išmoką, gauna specialistę, kuri skyrė ir atsako tada, kodėl kažkas tai taip ar ne taip, ar žmogus gali klausti ir per elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą yra prašymai tokie, yra pateikiami, žmonės irgi gauna tada elektroniniu, per tą pačią sistemą gauna atsakymą. Išsamesti, jeigu ten būna daugiau klausimų kažkokių ir telefonu nepavyksta, ar tiesiog ne. O dabar grįžtant dar į pradžią kažkaip, tai kas realiai pasikeitė nuo 2023 metų sausio 1, į ką atkreipti dėmesį ir kur galbūt kažkam buvo užsifiksavę vieną informaciją, o nuo čia jau yra skirtingi dalykai, kad persiprogramuotų mūsų smegenis? Na tai tikriausia pats didžiausias pasikeitimas yra tai, kad atsirado tie neperleidžiami mėnesiai, kurie yra išnaudoti, turi būti ir mamos, ir tėčio. Dar jeigu apie neperleidžiamus mėnesius, gali būti, kada mama yra vieniša. Tai va šituo atveju ji gali gauti ir tėčio tos vadinamus mėnesius, bet tą jos vienišumą turi būti jau tiesiog pagrindžiama dokumentais. O tas vienišumas kaip? Tai yra nesusituokę asmenys? Nesusituokę tai ne vieniša. Vaikas turi tėtę, turi mamą, čia nėra jokio vienišumo. Vienišas asmuo yra kada miręs. Vienas iš sutuoktinių gali būti laikomų dingusių be žinios, tai čia tiesiog registrų jau informacija. Ir gali būti kalinimo... Tai gali būti. Asmuo atlieka bausmę, tai tuomet jau besibaigiant jau mama jau turi pateikti pažymą iš tos įstaigos, kad asmuo nuo tada iki tada ir reiškia išmokos metu gavimo, to tėčio nebus tikrai. Nėra. Ir tada mamai pabaigoje išmokos jai netrumpinama, išmokama viskas. Taip. Tai vat. O visais tais atvejais, kada ten išsiskyrė ar nesusituokia, tai čia ne vienišumas, nes yra asmuo, jam tada ar alimentai mokami, ar kažkaip, čia tokie dalykai, čia ne vienišas. Taip. Tai va šitas toks esminis, sakyčiau, dėl tų dviejų neperleidžiamų. Na ir pati tvarka vienas kito išėjimo, kad anksčiau užtekdavo ir nereikėdavo šito darbdavio informacijų nutraukti 9 ir pateikti. Dabar reikia ta tvarka tokia labai, tas eiliškumas svarbu ir ta tvarka svarbu ir asmuo tada negali pateikti, jam nepriima, neleidžia ir tada iš karto kodėl. Tai vat tas eiliškumas turi būti, norint pakeisti, tarp tėvelių pasikeisti, turi pirmiausia būti nutraukta jau gavusiam ir tada jau suteikiamos atostogos ir skiriama jau kitam iš tėvų.
Tai čia iš Nes tikrųjų greičiau kreiptis į savo darbdavį ten ar telefonu, ar nuvykus, ar Taip. kažkas tokio. Taip, Tai taip, tada, kada jie taip, patiks, taip. Mama nutrauks, tada mama pateiks sodrai, kad nori nutraukti, tada tėtis eis pas darbdavį, jam suteiks ir vėl va taip pat išeis. Turiu omeny, kad reikia vis tiek fizinio to kontakto, negalima vien tik tai internetu kažką užpildyti. Nu, aš nežinau, galbūt darbdavių galima elektroniniu taip pat pateikti prašymą kažkokį ir ten čia jau kaip priklauso nuo darbdavio, taip, nuo įmonės kokie, čia gal ir galima. Daugiau tokie esminiai, dar taip yra tokie pasikeitimai skaičiavime. Bet aš nežinau, čia žodžiu turbūt papasakot, galiu papasakot, bet tai labai atrodys sudėtinga, nes... Paprasčiau. Pabandysiu, gal paprasčiau, reiškia, jūsų turimos draudžiamos pajamos, čia nekalbu apie savarankiškos veiklos. Kaip ir sakiau, čia taip. O darbo užmokestis, ar ten dar tarp kitko dabar populiaru, kad kažkas draudimus kažkokius moka, periodinės išmokas esant mamom vaiko priežiūroje ar motinystės atostogose, atsiranda pinigėliai, ten draudimas už nelaimingus arba ten vienkartinės išmokos, gimus vaikui, jūs nedirbat, bet jums darbdavys dovana kažkokią ten ar išmoką, kalėdų ten ar dar kažkokį progą. Tai vat šitos išmokos jos irgi tada jau yra vertinamos ir mes prašom tokių pažymų darbdavio, kad jas pateisinti. Vienkartinių tų išmokų reiškia žmogus, kas kiekvieną mėnesį 5 eurai kažkoks jo draudimas sveikatos ten ir jis gauna kiekvieną mėnesį. Tai čia nebus vienkartinė išmoka, nes vienkartinė išmoka gali būti ir ji gali būti tada netaikoma. Bet jeigu tai periodiškai žmogus gauna kažkiek mėnesių, čia jau ne vienkartinė ir tos pajamos jau tada yra vertinamos ir tada jos jau išskaitomos. Tai vat vėlgi tas skirtumas tarp tų išmoka, kaip skaičiuojama gavus pajamas, tai ji pasikeitė gan stipriai ir gan į sudėtingą pusę, nes pirmi 2 mėnesiai tie neperleidžiami yra viena tvarka. Taip. Kiek jūs uždirbot, tiek iš jūsų priskaičiuotos išmokos išskaitoma. Tai va tiesiog taip tolygiai, grinai taip pat paėmus, išminusavus ir tada taip. Tačiau jau kai prasideda neperleidžiami mėnesiai, taip vadinkim mamai nuo kokio 3 mėnesio ir toliau vat jau krenta tie pinigėliai darbo užmokestis, mama vėlgi dirbti gali, bet jau tada jos darbo užmokestis yra lyginamas, atsirado toks vidutinis kompensuojamasis mėnesinis VMKU, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Tai vat jis yra skaičiuojamas iš 12 jūsų mėnesių, ankstesnių iki išmokos mėnesį praleidus dar. Tai vat iš 12 mėnesių ir jeigu jūs paskutiniu metu jūsų darbo užmokestis buvo gan didelis, jūsų vidutinis šitas mėnesinis uždarbis bus aukštas, didelis ir jūs po to gaunat išmoką ir jūs grįžtate į darbą ir uždirbat labai nedaug, ten kažkiek mažiau negu šitas vidutinis. Tai vat dabar darbo užmokestis yra lyginamas, darbo užmokestis jūsų ir gaunama priskaičiuota vaiko priežiūros išmoka yra sudedama į vieną vietą, į sumą ir ta suma negali viršyti jūsų šito 12 mėnesių vidutinio. Ir jeigu jis neviršyje, ten išmoka mūsų procentai tie nedideli, tai ir sudėjus su jūsų darbo užmokesčiu jis neviršyje, jūs tada gaunat ir visą išmoką ir darbo užmokestį. Tačiau, jei nors 1 centu viršyje, tada jau yra mokama iš vidutinio kompensuojamojo, atimamas jūsų priskaičiuotas darbo užmokestis ir va tas skirtumas tik išmokamas. Tai va čia vėlgi tada jau reikia žiūrėti ir suma priklauso, kiek jūs uždirbat. Dar aš prisimenu, vienas buvo irgi klausimas, jeigu turime mes 12 mėnesių tą vidutinį savo atlyginimą, kur jau ten žiūri, ir būna dažnai įmonės paskutinį mėnesį duoda kažkokią paskatą ir taip toliau. Ar tai yra įskaičiuojama į bendrą, ar... Čia priklauso ir nuo darbdavio, kaip tai yra parodoma, įforminama, traktuojama, jeigu tai ten dovana ar vienkartinė išmoka, bet jei tai yra apmokestinama, tai jeigu tą mėnesį išmokėjo, yra apmokestinama, atskaityti visi mokesčiai, taip, tai įeina. Tai įeina ir tada pakelia tą vidurkį ir tada kaip ir naudinga. Supratau, atrodo viskas. Daugiau nežinau, ką klausti, nes man tai yra juodas miškas totaliai.